Jautienos paruošimas karštai rūkytam gaminiui mėgėjų kepsnys. Tikslas – paruošti jautienos kumpio arba nugarinės dalis karštai rūkytam gaminiui mėgėjų kepsnys. Įranga ir priemonės reikalingos praktiniam darbui atlikti. Elektroninės svarstyklės 2 vienetai, svirimo ribos iki 3 kg ir 25 kg. Termometras, druskos tirpalo ruošimo įranga, talpos maišyklė. Druskos tirpalo išvirkštimo įrenginys, mechaninis injektorius, masažavimo įrenginys, ledo generatorius. Žaliava, jautienos kumpio ar nugarinės dalys be kaulų, išgyslinėtos, pagalbinės medžiagos. Receptūra, darbo aprašymas, skaičiavimo mašinėlė. Darbo eiga, žaliavos paruošimas sūdymui. Mėgėjų kepsnys yra gaminamas iš A, B ir C kategorijų jautienos kumpio dalių. Galima naudoti ir jautienos ilgąjį nugaros raumenį. Išgyslinėtos kumpio ar nugarinės dalys yra pjaustomos nedidesniais kaip 0,8–1 kg dydžio pailgais gabalais. Kumpio dalys pjaustomos iš ilgai raumenų. Gabalai turi būti gerai išgyslinėti, lygiu paviršiumi, be įpjovimų ir atspurusių mėsos dalių. Matuojama žaliavos temperatūra, kuri raumenų gilumoje turi būti neaukštesnė kaip +7 Celsijaus. Druskos tirpalo komponentų skaičiavimas ir ruošimas. Mėsa bus sūdoma šlapiuoju būdu, išvirkščiant druskos tirpalą. Apskaičiuojamos medžiagos reikalingos druskos tirpalui paruošti, vadovaujantis receptūra. Išvirkštimo tirpalo sudėtis 10 kg tirpalo paruošti. Druskos tirpalo komponento pavadinimas. Nitritinė druska 0,5–0,6% natrio nitrito. Pirmas variantas, norma kilogramais 0,8 kg. Sūdymo preparatas, funkcinių komponentų mišinys Star 68 0,3 kg. Vanduo ledas +2–4 Celsijaus temperatūros 8,9 kg. Iš viso 10 kg. Gali būti naudojami ir kitokie sūdymo preparatai. Druskos tirpalas injektavimui ruošiamas pagal pirmos receptūros variantą. Pasveriama žaliava skirta karštai rūkytam jautienos gaminiui gaminti. Sveriami kiti druskos tirpalo komponentai. Druskos tirpalo receptūros komponentai. Sūdymo preparatas Star 68. Ledo žvyneliai vandens atšaldymui. Vanduo. Nitritinė druska. Ruošiamas druskos tirpalas. Tirpalui gaminti reikalingas šaltas vanduo atšaldomas, pridedant ledo žvynelių.
Druskos tirpalo bus išvirkščiama 20%, skaičiuojant nuo mėsos masės. Ruošiama 25% tirpalo nuo sūdomos mėsos masės, nes 5% tirpalo bus papildomai supilama į masažavimo įrenginio talpą, kartu su injektuotais mėsos gabalais. Vandens temperatūra turi būti neaukštesnė kaip +2–4 Celsijaus. Į paruoštą šaltą vandenį supilamas pasvertas funkcinių komponentų mišinys Star 68 ir maišoma specialia maišykle, kol jis visiškai ištirps. Po to suberiama nitritinė druska ir nuolat maišoma, kol visiškai ištirps. Kai visi komponentai yra ištirpę, druskos tirpalas yra paruoštas injektavimui į mėsą. Labai svarbu, fosfatinis mišinys Star 68 dedamas būtinai prieš nitritinę druską, o net virkščiai, nes priešingų atveju mišinį bus sunku ištirpinti. Pasveriamas kontrolinis mėsos gabalas, apskaičiuojamas svorio prieaugis, kuris bus po išvirkštimo, pridedant 20%. Mėsa dedama ant įrenginio konvejerio, įjungiamas injektorius, adatų tiltelis ir konvejerio juosta. Nustatomas druskos tirpalo padavimo slėgis. Mėsos gabalas juda įrenginio konvejeriu, patenka į adatų tiltelio nusileidimo zoną ir prišvirkščiamas druskos tirpalo. Tirpalo paėmimo filtras pamerktas druskos tirpale. Atliekami kontroliniai svėrimai, norint tinkamai sureguliuoti injektoriaus tirpalo padavimo slėgį. Kai mėsos svorio prieaugis tampa artimas 20%, injektuojami visi gaminiams skirti jautienos gabalai. Kitame įrenginio juostinio transporterio gale yra patalpinamas nerūdijančio plieno vežimėlis, kur surenkami išvirkšti mėsos gabalai. Pasūdytos mėsos masažavimas. Pasūdytos mėsos minkštimui ir geresniam druskos tirpalo pasiskirstimui naudojamas masažavimo įrenginys. Pasūdyti mėsos gabalai yra sukraunami į masažavimo įrenginio talpą. Žaliavos įkrova neturi viršyti 70% įrenginio talpos tūrio. Dar 5% druskos tirpalo, papildomai apskaičiuoti nuo injektuojamos mėsos svorio, supilami į masažavimo įrenginį. Sandariai uždaromas masažavimo įrenginio dangtis. Nustatomas masažavimo įrenginio darbo režimas jo kontrolinėme valdymo pulte ir įrenginys įjungiamas. Rekomenduojami masažavimo parametrai. Įrenginio talpos sukimosi periodiškumas 20 minučių. Masažavimo procesas įrenginio talpa sukasi ir 10 minučių. Pertrauka. Įrenginio talpa nesisuka. Vakuumas 50%. Temperatūra 4–6 Celsijaus. Bendra proceso trukmė 6 valandos. Procesas reguliuojamas automatiškai arba rankiniu būdu jo valdymo pulte. Pasibaigus masažavimo procesui, įrenginio talpa atidaroma. Mėsos gabalai iškraunami į jiems skirtą talpą. Po mechaninio apdorojimo įvertinama paruoštos mėsos kokybė. Mėsos gabalai tolygiai padengti masažavimo metu išsiskyrusią lipnia mėsos baltymų mase. Gabalai yra išlaikę savo formą. Nėra įplyšimų ar atspūrusių mėsos gabalėlių. Temperatūra mėsos raumenų viduje neaukštesnė kaip +6 Celsijaus. Po masažavimo mėsa siunčiama brandinti netrumpiau kaip 8–10 valandų +0,6 Celsijaus temperatūros patalpoje. Vėliau mėsa nukreipiama formuoti ir termiškai apdoroti.